Patariukai, čia yra antra dalis, tai pratęskime. Va dėl to ir nesąmonė ta. Nu tikrai nesąmonė dėl muzikos išmesti iš namų žmogų jo pačio namo. Kaimynams tai nepatiko ir paskambino policijai ir tiesiog paskambino mano nuomotojui ir pasakė, kad tas nuomotojas pasakė, nu tai taisyklės blogos, nu tai tada išvarykit ją. Nu čia tai tikrai nesąmonė. Sutikčiau, bet, gerai bus tavai gyventi ir studentų nameliuose. A tu pas mane nenorėtum pagyventi, aš tau galėčiau ten lovą pastatyti? Ne. Norėčiau, aišku, bet kai kas manęs nepaleidžia. Nu gerai. Gerai, sėkmės jums gyventi čia kartu, o aš varau. Ai, ir pamiršau paklausti, kodėl čia po 3 gyvena? Nes čia biškį kitokias taisyklės. Supratau, nu okei, ate. Keistokos taisyklės, aišku. Duris pamiršau užrakinti. Koks skirtumas? Taip. Čia bus mano pratęsimas mano dienos. Tai dabar aš eisiu namo. Tai susitiksime namie. Taip, tai aš jau grįžau namo. Jau kaip yra. Jau yra apie 2 valandas. Ir grįžtu namo, aš tuos makaronus pavalgiau ir aš realiai valgyti nenoriu. Jie buvo labai sotus. Tiesiog labai sotus. Piniginę aš paliksiu. Dabar aš persirengsiu į savo naminius rūbus. Tai čia bus toks megztinukas. Tai dabar aš persirengiu. Ir va. Aš grįžtu, tai užsiemu, pavyzdžiui, nežinau. Čia yra savaitgalis, tai visiems man nėra kuom, tai aš tiesiog įsijungsiu kompiuterį ir tiesiog pasikartosiu visas temas, ką mes mokėme šią savaitę ir nes mokytojai mums dėstytojai arba mokytojai, man lengviau vadinti juos mokytojais. Sako, visą savaitę. Bus egzaminas. Ir mane taip nervina, kad jie 100 po 100 kartų taip kartu. Ir mes vis suprantam, bet jie neatstoja, sakydami tai. Aš dabar tiesiog pasikartojau. Pažiūrėjau kitam sąsiuvinį, ką nors. Nieko ten tokio neradau. Ir tiesiog kartojausi visą temą iki vakaro. Spėjo netgi saulę nusileisti, kol aš kartojausi. Viską pasikartojau. Elogripu šudokvikus viešpatį. Pavargau. Net nežinau, kiek tų valandų. Rimtai, dabar tik tai 7 valandos vakaro. Nu tai ką, laikas ruoštis negeliui. Taip. Apsirenkim mano pižamą iš karto, kad nereikėtų vėliau rengtis juos. Ir kol kas eisiu pasidaryti savo veido rutiną, bet ir aš dar noriu prieš nueiti į dušą. Į dušą, į vonią. Taip. Aš sugrįšiu po dušo ir jau būsiu su chalatu ir va. Upsis. Nu va, viskas, aš jau po dušo.
Tai taip, aš dabar kol kas pasidėsiu savo pižamą va čia. Paimsiu purvinus rūbus ir uždėsiu kokius. Nunešiu skalbimo mašiną. Taip, tai dabar pilam mūsų miltelių ir įjungiam viskas. Tai ir nusiplaus. Dabar einam prie mano kosmetinio staliuko. Susišukuojam mūsų plaukus. Ir dabar tiesiog darom mano visas pižamas. Naudoju skirtingus kremus. Bet šitie du kremai man labiausiai tinka, nes kai kurie kremai man pažeidžia odą ir va. Tai šitie yra tinkamiausiai, o akių kremą pradėjau aš naudoti dėl to, nes mano ten, kur yra užsimerkę akis, pamiršau pavadinimą, būna kartais man labai sausu ir man tenka naudoti kremą, tai va, dėl to. Renkime mano pižamą. Einam pasidėti chalatą. Pasidėsiu mano papuošalą. Čia yra mano vienintelis ir mylimiausias papuošalas. Tai va. Jį kažkur pradėjau. Žodžiu, su juo miegus. Šiaip tai aš visada su juo miegu, bet ir šiandien miegosiu. Tai gal prieš naktį, nes dabar tik yra 8 valandos vakaro. Aš visada einu 9:30. Tai nežinau, paskaitysiu kokį žurnalą. Ar dar ką nors, nežinau. Skaitysiu žurnalą. Va. Šitą. Tif. Tenais yra daug įdomaus ko. Viskas jau perskaičiau visą žurnalą. Nežinau, dar beveik, bet jau yra 9. Bet aš dar nelabai noriu miego. Paskambinsiu, užsisakysiu pavalgyti, nes aš noriu valgyti. Taip. Užsisakysiu šitą. Ir boltą. Gerai, turi atvežti po 10-15 minučių. Nu, palaukim. O, jau maistas atkeliavo. Tokio ant nakties neužsisakiau. Sveiki. Labą dieną, jūs užsisakinėjote pizzą? Jo. Gerai, prastau. Jūs sumokėjote? Sumokėjau internetu. Gerai, viso geriausio, skaniaus. Keistokas bolto darbuotojas, bet nesvarbu. Aš užsisakiau pizzą. Nu tai pavalgysime ir įsimigu. Buvo skanu. Eisiu išmesti maišelį, nes aš jų nerenku ir einu mesti. Nu tai aš jums... Nu tai mano video vlogas baigtas. Ačiū, kad žiūrėjote ir labanakt.